Just to Trade Akademija. Sveikiname, brangus prekybininkai, žiūrint kitą mokomąjį vaizdo įrašą apie MetaTrader 5. Šiame vaizdo įraše apžvelgsime sandorių sudarimą. Norėdami atlikti operacijas, naudosime skydėlį rinkos laikrodis. Norėdami tai padaryti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite reikiamą įrankį. Spustelėkite naujas sandoris. Vykdymo tipas. Jų yra dvi. Rinkos vykdymas tai yra dabartinėmis kainomis ir atidėtas įsakymas. Dabar mes apsvarstysime tik pirmąjį variantą. Čia nurodome mūsų operacijos apimtį, minimali valiutų porų apimtis yra 0,01 loto. Čia yra partijos suma, tai yra 1000 bazinės valiutos vienetų, 1000 eurų. Mūsų bazinė valiuta yra pirmoji. Taip pat galime nustatyti stop loss arba take profit. Kokia kryptimi juos dėti, tai yra aukščiau dabartinės kainos ar žemiau dabartinės kainos priklauso nuo sandorio krypties. Jei turime pardavimo sandorį, sell, tai mūsų stop loss riboja nuostolius, jis turi būti nustatytas aukščiau esamos kainos. Take profit, jei yra kritimas, uždirbame atitinkamai mažiau nei dabartinė kaina. Jei turime pirkimo sandorį, buy, mūsų stop loss yra mažesnis nei dabartinė kaina, pralaimime kainai krentant. Ir take profitas yra didesnis nei dabartinė kaina. Perkame, kai kaina pakyla. Su jumis sudarysime pirkimo sandorį su šiais stop loss ir take profit parametrais. Spustelėkite pirkti rinkoje. Baigus operaciją diagramoje atsiranda 3 eilutės. Pirmoje eilutėje rodoma vieta, kurioje atlikome operaciją. Antrasis yra take profitas. Trečias – stop loss. Perkelkime žymeklį ant linijos. O iššokančiame lange matome, kiek taškų ir koks bus finansinis šios operacijos rezultatas. Taip pat diagramoje rodome žvakę, ant kurios buvo atlikta operacija. Norėdami uždaryti sandorį, šalia finansinio rezultato skiltyje sandoris turite spustelėti kryžiuką arba atlikti atvirkštinę operaciją. Tai yra, parduoti 1/100 dalį. Sandorio sudarimo langą galite iškviesti dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję jūs dominančią priemonę ir pasirinkę naujas sandoris. Arba tiesiog dukart spustelėkite įrankį. Čia paliekame rinkos vykdymas. 0,01 ir mes turime papildomą uždaryti raktą. Tai yra šio sandorio uždarimas. Arba parduodu. Paspauskite bet kurį iš šių klavišų. Mūsų sandoris baigtas, dabar turime jį skiltyje istoriją, vėliau svarstysime su finansiniu rezultatu. Be to, jei padidinsime grafiką, pamatysime antrą rodiklę. Tai yra, šiuo metu buvo pirkta ši žvakė. Ir tuo metu buvo parduota. Jei šie ženklai mus trikdo, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite diagramą. Objektų sąrašas. Rodyti visus. Mes pabrėžiame. Ir mes juos ištriname. Antrasis būdas atlikti sandorius yra prekyba vienu paspaudimu. Viršutinėme dešiniajame kampe suaktyvinkite šią piktogramą. Tada eikite į skyrių įrankiai. Parinktys. Spustelėkite skirtuką sandoris ir patikrinkite, ar aktyvi vieno paspaudimo prekyba. Mes sutinkame su sąlygomis. Gerai. Dabar turime galimybę sudaryti sandorius. Pavyzdžiui, 0,5 loto. Spustelėkite pirkti. Mes su jumis susitarėme. Lygiai taip pat vienu paspaudimu galime nustatyti stop loss arba take profit. Norėdami tai padaryti, nurodykite eilutę, kurioje turime atvirą sandorį, laikykite nuspaudę kairįjį klavišą ir vilkite aukščiau, kad nustatytumėte take profit. Kairėje matome punktai skaičių, kuriuos skirsime skaičių ir finansinį rezultatą, kuris bus baigus šį sandorį. Eime. Įdiegėme take profit. Tas pats su stop loss. Paspauskite ir patraukite žemyn. Yra įdiegtas stop loss. Jei mums reikia pakeisti nurodytus lygius, galime juos bet kada perkelti. Jei reikia atšaukti, ieškokite sandoris skiltyje, kur turime stop loss ir take profit. Paspauskite kryžių. Dabar mums liko tik take profitas. Atkreipkite dėmesį, MetaTrader 5 nėra užrakintų pozicijų. Tai reiškia, kad negalite atidaryti dviejų priešingos krypties operacijų iš karto naudodami tą pačią priemonę. Todėl jei norime parduoti, tarkime, tokiu pat kiekiu 0,5, mūsų dabartinis sandoris bus uždarytas. Jei sumažinsime tūrį, tarkime, 0,2 loto, tai šiuo atveju mūsų dabartinis tūris sumažės. Dabar turime 0,5. Spaudžiame parduoti, sell, kad mūsų sandorio apimtis jau yra 0,3 loto. Eikite į skyrių istoriją. Ir mes matome, čia mūsų ankstesnis sandoris buvo visiškai uždarytas su tuo pačiu finansiniu rezultatu, o dabartinis 0,5 loto sandoris buvo sumažintas 0,2, o šiam tarpiniam sandoriui turime tokį finansinį rezultatą.
Jei pirksime daugiau, naujo sandorio taip pat nesudarysime, o susidarys dabartinio vidurkis. Tarkime, kad dabar turime tokią atviros operacijos kainą. Susitarimas vyksta taip, kaip norime, ar ne, mes tiesiog norime gauti vidutinį rezultatą. Norėdami tai padaryti, pasirinkite kiekį, spustelėkite pirkti iki vidurkio ir pamatysite, kad pasikeitė operacijos pradžios kaina. Tai nėra paskutinio sandorio kaina, o būtent vidutinis variantas, tai yra skirtumas tarp pirmojo sandorio kainos ir apimties bei antrojo sandorio kainos ir apimties. Čia matome citatą, pagal kurią padarėme vidurkį. Atitinkamai, peržengę šią diagramos liniją, jau turėsime pliusą. Atkreipkite dėmesį, kad apskaičiuojant vidurkį stop loss ir take profit lygiai nesikeičia. Tai atitinka iš pradžių nustatytus parametrus. Todėl, jei yra poreikis jį perkelti, galime tai padaryti rankiniu būdu.